kad yra padaryta sekretariato klaida. Visas sprendimas, taip visų, kas nedirba, tas neklysta. Atinkam, sekretariatas pataisė ir pranešė vienam, kitam pasirašyti, po to teigia, kad nepasirašė. Prašau, atiduokit pirmiau, pasirašom ir pateikim visus. O taip, iki kokio lygio nueina? Iki kokio lygio? Drįsta kaltinti. Nu tai apvartino mano faktą. Jeigu meras traukia į save, tai jau jo kaltė. Aš prašiau paduoti komisijos. Taigi, skaitau protokolą. Balsų skaičiavimo komisijas, sudedant iš komisijos pirmininkės Onos Babonienės, komisijos narių Aurelijos Rinkienės, Gyčio Šulinsko, Genovaitės Kveserienės, slaptam balsavimui išduota 13 biuletenių, pravedus slaptą balsavimą ir atidarius turną rasta 13 biuletenių, balsavo atleisti už Gitaną Rašinį 13, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkės ir narių parašai yra. Visų biuleteniai atitinka tai, ką jūs esat patvirtinę, perduodu sekretoriatui protokolus. Tas, kur suklysta, reikia iš tiesiog, kada kai vyksta veiksmai, tai tiesiog tą... Kur tas klaidingas? Kaip nebūtų vėliau pakeista. Ir klaidingas nunešė sekretoriatą. Komisijos pirmininkė. Nes vyksta negražūs dalykai. Vyksta negražūs dalykai ir reikia sunaikyti. Arba reikia parašyti, kad klaida. Mane reikia jo sunaikinti, jis yra toks, koks yra, aš prašau pridėti prie šito protokolo ir prie šito sprendimo. Taip, ir visi pasirašo, kad sukurtų. Jo, šefa, deda parašus, kad neatininkas. Aš prašau grąžinti šitą protokolą. Prašau atnešti protokolą, kuris buvo sekretoriatas spausdintas su klaida. Taip. Ką reiškia persidirbti? Ir man protokolas. Prašau mero atiduoti, netemti save, o kad būtų atiduoti komisijai protokolą, kad komisijos nariai galėtų užfiksuoti sekretoriato padarytą klaidą. Mes galime tas, kad jūs keisite protokolus paskiau. Ko mes esame garantuoti, jeigu to protokolo nebus parašyta, kad jis sugadintas. Prašom pateikti komisijos nariams, kad jie pasirašytų parašus, kad yra sugadintas. Gerai, reikia tokių žaidimų dalykų. Mane žaidinėje pirmiausiai. Ir jeigu mes vykdom žaidą labai teisėtų kelių, jeigu yra tarybos sprendimas ir yra vykdoma tikrai atsakinga procedūra, pateikiami protokolai vieni, paskui nešami kiti mielieji, tai nėra gražus žaidimas. Nereikia ant asfaltą ieškoti sliekų. Gerai, mielieji. Aš noriu, kad šitas protokolas būtų pridėtas ir sekretoriatui įveiktas. Pagaliau meras daėjo, kad turi būti pridėtas. Jau pradžioj sakėm, kad viską pridėsime ir pasirašysim, kad protokolas sugadintas. O sekretoriato klaidos. Iš karto. Nes mes virdysim rezultatus. Dabar mėly komisijos nariai. Šitą parašą, kad šitas protokolas sugadintas tikrai man bus per mažas. Norėčiau, kad jūs rašytumėt protokolą numeris 2, kuriam paaiškytumėt, kokia buvo situacija ir taip toliau ir pristatytumėt man teisę. Tokius dokumentus turėtų teisinę galią. Šiandien aš nematau, kad tas dokumentas turi teisinę galią. Jūs ant kitą protokolą užrašysite, kad sugadintas yra kitas protokolas. Mes viską perduodam sekretoriatui, mes viską perduodam. Thank you.
Gerbiami tarybos nariai, tvarka tvarka būti ir man padėtų kažkokių dokumentų ar tariamai padėtų, tikrai norėčiau pateikti. Jeigu buvo pateikami ir dar paskui kaltinama, kad tai specialiai padaroma ir dar kaltinama mano partija, mano ačiū už tą partą. Gerai, gerbiami tarybos nariai. Meras rimtas visų ne partijos. Pirmiausia, išrinkties partijos nariai. Lygiai taip pat kaip jūs partijos nariai. Gerai. Jeigu norite diskutuoti, galėsim padiskutuoti nors šiandienės atskaitimą iš šešiadienio veiklos vyriausybės aparato valdų. Jums buvo pristatytas balsavimo rezultatai, todėl prašau gerbiamus tarybos narius balsuoti už visą tarybos sprendimą. Registruojame visą balsuojamą. Gerai, ačiū. Balsavime dalyvavo 14 tarybos narių, 13 balsavo už, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. Prašau, Gitanas. Gerbiami tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, įstaigų vadovai, aš jums visiems nuoširdžiai dėkoju už bendrą darbą. Dėkoju už tai, kad mokiausi iš jūsų sėkmių, mokiausi iš jūsų klaidų ir galvoju, kad mums visiems ateityje dar vis tiek reikės bendrai dirbti mūsų kraštui ir eisime toliau, o dabar gražių, prasmingų jums naujų 2016 metų ir labai daug žmogiškumo, nuoširdumo, paprastumo, nes tos vertybės kažkodėl jau eina į užmarštį, jos užsimiršta ir iškeliame visus kitus tikslus, visas kitas vertybės aukščiau už tų, kurios turi tam tikrą galią gyvenimuose mūsų, kaip žmonių gyvenimuose. Ačiū už bet kokius balsavimo rezultatus, nes tai vėlgi verčia susimastyti ir daryti tam tikras išvadas, su kuo dirbi, kaip dirbi, kur klysti ir kaip reikia pasitaisyti. Taigi, ačiū Jums už bendrą darbą ir tikiuosi bendro darbo taryboje toliau.